galima pritaikyti paliatyvioje medicinoje. Tai Andrius, prašom. Vieną gal galima palikti. Nu, kaip išėjom. Ar reikia? Ar matosi? Ar geriau, kad jūs... Šitaip nebus, ką... Jūsų pasirinkimas. Matot, ar gerai? Nieko nekošia. Kas 5 eurų? Norėtų? Sveiki dar kartą. Aš kažkaip ateidamas galvojau, čia taip oficialiai kažkaip gal bus. Kaip čia toks kaip konferencija, kaip susirinkimas, tai jau kažkaip yra atradęs po visų mokslų visokiose konferencijose dalyvauti. Bet tai gal čia visai kavo geriam. Tai iš esmės aš ką papasakosiu, tai apie geštalto psichoterapijos tokią kryptį. Ir truputį aš ten daug neišsiplėsiu, tiesiog supažindinsiu, kokia ta galima yra pagalba žmogui, čia daugiau gal tą paliatyvę pusę irgi pasuksiu. Tai čia nebus labai didelis pristatymas, tai jeigu kažkokių klausimų kils, tai galit klausti, kad nei labai daug laiko užimsim, nei labai giliai neįsivažiuoti. Tai va. Tai kažkaip dar prieš ateidamas irgi pergalvojau apie tą paliatyvią mediciną, kiek tekę susidurti. Jo, tai kažkaip pagalvojau, ką čia jums pasakyti, kažkaip kad sunku darbą dirbat. Taip pergalvojau, man pačiam teko savanoriauti su paliatyvios medicinos savanoriais. Ten slaugytojam tokią savitą ir pagalbos grupę vedžiau irgi ligoninėje, va kaip teko susidurti. Ten buvo onkologiniai čia Kauno ligoninėje. Kaip ten vadinasi, antra, man atrodo, kur šeštas, man atrodo, ja. Tai kažkaip atrodo, žinau, bet jau iš slaugytojų pusės, ką patiria tie žmonės. Tai kažkaip ir tos istorijos tokios įstrigusios, kai sako, nu, va, ryte dar sriubą daviau, o vakarė jau išvežėm. Ir kad ten jau, nu, patirti sunku dirbti, atrodo, ne, ir noris ne tik tai kažkaip kalbėti apie tą ligonį arba apie artimuosius jo, bet nepamiršti kažkaip ir personalo ir tų žmonių, kurie su jais. Nes gal kartais jiem net mažiau to palaikymo atrodo tenka, mažiau kažkokios erdvės pasipasakoti. Tai va. Bet čia kažkaip Arvydas jo pristatė, kad aš psichoterapeutas, tai aš dabar geštalto psichoterapiją mokau. Ir pabandysiu papasakoti tokius pagrindinius esminius dalykus, kas yra tas geštaltas, čia toks žodis vokiškas, niekaip neišsiverčia, nėra kaip jo papasakoti kitaip. Tai čia tokius 4 dalykus išskyriau, kas man atrodo, kad yra svarbu, tokie centriniai dalykai, apie kuriuos ir papasakosiu. Apie fenomenologinį požiūrį, apie lauko teoriją, apie kontaktų ribas ir apie sąmoningumą žmogaus, apie jo didinimą. Tai šitai pasakosiu, tai tikrai galit klausti, kažką reaguoti, kaip reaguojas, kokių klausimų kils. Tai pirmiausia apie tą fenomenologinį požiūrį, toks žodis ilgas. Tai galvojau, kas čia geriausiai taip atspindėtų, tai va, įdėjau žvakę ir galvojau, paklausiu, jūsų gal galite pakelti ranką, kam gerus prisiminimus kokius kelia, va tas paveiksliukas apie kažką tai gerą. Kam kažką malonaus primena gal. Kalėdas šilta, šviesu. Šilta, šviesu, jo. Nu va, o kam kažkokius nemalonius prisiminimus kelia? Laimės Nu va, matom, kaip skirtingai žmonės tą patį dalyką, atrodo, supranta. Nematom visi tą pačią žvakę, tą patį paveiksliuką. O vieniem primena gal kokį, vat, nežinau, ten kalėdas, kam kokį pasimatymą gal prie žvakių šviesos, o kam laidotuvės, gedulą. Tai va tas fenomenologinis požiūris, toks sudėtingas žodis iš esmės ir yra apie tai, kad visi mes matom tą patį dalyką, bet savo patirtį turim skirtingą su tuo susijusią ir skirtingai jį pajaučiam. Mums skirtingas reikšmės tas pats dalykas turi. Ir
geštalto terapijoje ir yra tas subjektyvumas svarba, kad kiekvienas suprantam skirtingai tuos pačius dalykus. Ką dar didelį dėmesį kreipiam, tai į tą tokią nežinojimo poziciją. Vat kuom skiriasi ta geštalto kryptis, tai kad aš esu ten pakeleivis, o ne vedlys labiau su žmogum. Einu šalia jo, bet kažkur aš nežinau, kas jam geriau. Pats žmogus iš esmės žino. Toks yra ir tas filosofinis požiūris ir tikėjimas, kad žmogus yra pakankamai stiprus ir kad jam sudarant sąlygas jis gali augti ir tobulėti. Ir ta nežinojimo pozicija padeda daugiau suprasti žmogų, padėti padrąsinti jį kažkaip atsiskleisti. Ir aktyvus smalsumas, ne? Tai kai žmogaus yra klausiama, domimas jo, tai jisai turi progą irgi pergalvoti ir susidėlioti mintis, pasakojant ir apie tą pačią ligą, apie kažkokį tai patyrimą savo. Gal esate ir patys savęs pastebėję, kad kažkaip būna kažkoks sunkus įvykis nutinka, tai didelė makalynė ten galvoj pasidaro ir labai sunku iš vis išrišti, kur čia pradžia, kur galas, ko aš dabar noriu, pasimetimas, daug jausmų. Ir kai kitam žmogui pasakoja, tai tas po truputį dėliojas, po truputį aiškėja, kažkokios apsibrėžia. Tai apie fenomenologiją šitiek, ne, ir kažkaip tokio filosofo prancūzo Merleau-Ponty yra pasakymas, kad esam įkūnyti savo pasaulyje, kad kiekvienas esam savo kažkokiam pasaulyje ir mūsų tas pasaulis yra tik mūsų iš esmės ir nieks 100% niekad jo nepažins, ką mums kas reiškia iki galo, mes galim bandyti, galim domėtis viens kitu, bandyti priimti tiek, kiek galim, bet iki galo ne viens kito nepažinsim ir savotiškai tik per gyvenimą ir einam. Tokie lyg vienodi, dvi kojos, dvi rankos, bet iš esmės labai labai skirtingi žmonės. Kitas dalykas – lauko teorija. Ir gal esat girdėję toks pasakymas, kad durgelio sparnų mostelėjimas kur nors ten šiltuose kraštuose gali uraganą sukelti pas mus, ne? Tai šitas toks pasakymas, jisai turi savy kažkokią prasmę, ne? Nes mes visi gyvenam susiję vieni su kitais. Tiek su kitais, tiek su daugybė kitų dalykų. Kiekvienas kažkoks įvykis, kas mums nutinka, gali labai įtakoti mūsų savijautą, mūsų mintis, mūsų elgesį. Tai tiek pat to sergančio žmogaus, su kuriuo susidurėt, diena gali prasidėti visiškai nuo kažkokio smulkaus dalyko, kuris pakeičia visą jos eigą, visą jos savijautą tą dieną. Ir šitoje lauko teorijoje, kas yra svarbu, tai ir yra orientavimasis į tai, kad žmogus nėra niekad vienas, nėra kažkaip išimtas iš kažkokio gyvenimo, iš savo aplinkos, visą laiką įtakoja, tarkim, ligos tą patį pergyvenimą, tai kokį turi palaikymą žmogus, ar ne, kokį turi patirtį su artimųjų ligom, daugybė dalykų, ta pati finansinė situacija žmogus, į viską yra kreipiamas dėmesys ir niekas nėra kažkaip išskiriama, kad tik tai būtų vienas dalykas. Apie sąmoningumą kalbant, tai geštalto psichoterapijoje vienas tokių pagrindinių akcentų tai yra žmogaus sąmoningumo didinimas. Kad žmogus tai, ką jisai patiria, patirtų kaip galima sąmoningiau, suprastų tai, kas su juo vyksta. Nes tik suvokdami savo potyrius, suvokdami dėl ko norim to, ko norim, galim padaryti kažkokį pasirinkimą, kurio vėliau būsim patenkinti. Ne? Čia būna kokie rūkantis draugai, visai papasakoju tokių įdomių dalykų, taip įstrigo, kad sako, būna užsinori rūkyti, ne, ir pirmas dalykas, tai ką, eit parūkyti. Bet iš tikrųjų, kai pajauti šiek tiek savo kūną, pajauti, kas su tavim vyksta, tai pasirodo, kad iš tikrųjų nerūkyti galbūt jau tas poreikis yra, bet atsigerti. Tiesiog kažkokiu kitų dalykų pakeičiama, ne?
Tai tas pats ir daugelį kitų situacijų. Noris ramybės, noris saugumo, bet yra sunkiau ar negauti, tai tą galbūt pakeičiam kažkokiu nusišalinimu, ypač žmonės, kurie susirga, dažnai pradeda vengti, pradeda šalintis. Tai ar tikrai tas noras yra buvimo vienam, ar tai yra kažkokia baimė, kažkas po to dar. Tai va, tai sąmoningumo didinimas yra vienas esminių dalykų geštalto terapijai, ką kreipiame dėmesys. Kitas dalykas - kontakto ribos, tai apie homeostazę. Ne? Čia gydytojai žodį šitą girdėti ir psichologai tas pats žodis naudojamas yra, kad visą laiką esam santykiai su aplinka. Aš pats vienas savaime negaliu gyventi, aš turiu patenkinti kažkokius poreikius, turiu pavalgyti, turiu pamiegoti, daugybę visokių poreikių, ko aš be aplinkos negaliu gauti, negaliu būti pats savaime. Ir tas didysis toks sunkumas, konfliktas ir iškyla tada, kai negaliu aš savo poreikio patenkinti kažkaip, negaliu manipuliuoti aplinką, negaliu galbūt atpažinti savo poreikio tikrojo, iš tikrųjų sunku suprasti, ko noriu. Ir tuomet pradedu imti ne tai, ko iš tikrųjų man reikia. Ir kad ta gera savijauta tokia vadinama, tai ir yra kuo arčiau pusiausvyros, kuo arčiau homeostazės, tarp aplinkos ir savęs. Ir terapijai, kas vyksta, tai iš esmės yra ieškoma kažkokių vietų, momentų, kur žmogus atima iš savęs galimybę manipuliuoti aplinką arba atima galimybę kūrybiškai prisitaikyti prie aplinkos. Nes visi mes žmonės, visi susiduriam su sunkumais, tai kartais jau tos galimybės mūsų išsenka kažkaip prisitaikyti per didžiulio kažkokio pokyčio. Ir tada reikalinga daugiau pagalba iš šalies. Lygiai taip pat tam tokiam kontakte tiek su žmogum, tiek su aplinka negalima, aišku, pastoviai būti. Tai nuolatos vyksta kažkoks įėjimas į aplinką ir atsitraukimas iš jos. Ir tas yra visiškai normalu, taip pat kaip ir dieną mes būnam aktyvus, vakare turim pailsėti. Kartais būna toks hiperbolizuotas pasakymas, kad čia visą laiką turime būti sąmoningi, 100% turim būti kontakte su žmonėm. Tai tas yra kažkokia siekiamybė, idėja fiks, kuri nėra taip jau įgyvendinama. Ir tas atsitraukimas jis net ir sveikas visai yra. Tiek žmogus susidūrė su kažkokiu dideliu sunkumu, jis irgi turi kartais atsitraukti, kai pasidaro per sunku. Visos tos gynybos, jos yra sveikos, natūralios, jeigu mes neturėtumėm kažkokio to pačio neigimo ar kitų gynybos mechanizmų, tai labai sunku būtų gyventi. Tiesiog pastoviai eitumėm į sunkias situacijas ir pastoviai kentėtumėm. Tai yra tokia natūrali savisauga. Tačiau tas atsitraukimas, svarbu, kad jisai nepasidarytų kažkoks pernelyg didelis, kai žmogus tiesiog pradeda vengti tos situacijos, nebeina į ją. Tuomet atsiranda tas sunkumas, kad žmogus jau nebegali pats vienas spręsti problemas. Ir čia irgi susiduriant su paliatyviais ligoniais, tai sunki liga, tai yra vienas iš tų dalykų, nuo ko norisi bėgti ir sunku į tai pažiūrėti. Tai tas sąmoningumo didinimas ir pagalba priimti dalykus irgi yra labai svarbus. Čia aš tokį įdėjau kontakto ciklą, kaip vyksta kontaktas, ar ne? Kaip mes tą aplinką į save paimam. Čia labai paprastas gali būti pavyzdys su kokiu maistu. Ne? Dabar suvalgėm sausainį, tai buvo pojūtis, kad kažkur prasideda, kad alkio kažkokio, ne? Tada pasidarom sąmoningai, kad esam išalkę, paimam tą sausainį ir
vyksta veiksmas, kad mes jį suvalgom. Tai vyksta tas kontaktas su maistu, ne? Ir tada integruojam į save, išskaidom, tai iš esmės mes ir patampam to maistu. Tai taip pat ir su visom kitom patirtim mes patampam tą patirtim savotiškai, kokią mes ją turim. Ir kartais ta integracijos, asimiliacijos fazė būna sudėtinga žmogui, kai per koks nors per sunkus maistas per ribus jau kartais skrandis sustojo, tai kartais ir ta situacija pernelyg sudėtinga pasidaro sprangi ir reikalinga pagalbos su ją pabūt, su ją išbūt, ją padaryti savim, priimti kažkokius dalykus. Na va, ir pereinam į tas pagalbos galimybės ligoniui. Tai liga iš esmės yra trauminė patirtis. Žmogus sužino apie savo ligą arba jo artimieji sužino apie savo brangaus žmogaus ligą. Ir čia yra svarbu įvertinti, ką tas žmogui realiai reiškia. Ne kiekvienam iš mūsų sužinot apie tą pačią, nežinau, vėžio diagnozę ar kokią kitą ligą gali būti visiškai skirtinga reikšmė. Ir visiškai skirtingai emociškai tą išgyvenimą. Holistinis požiūris, tai čia yra apie tai, kiek apimam. Čia šita skaidrė gerai labai tinka. Tai iš esmės geštalto terapijoje apimami visi šitie 5 tokie lygmenys, ar kaip jos pavadinti, žmogaus sritis. Visi turim mąstymą, ar ne, tai čia mūsų įsitikinimai yra kažkokie apie tai, kaip mes matom pasaulį, proto lygmuo, socialinis lygmuo, tai čia yra mūsų įvairūs vaidmenys, ne? Tiek mes, tiek visi žmonės turim savo. Tai vyras, sūnus, dukra, darbuotojas, gydytojas, visi kažkokios turim vaidmenys ir susidūrimas su liga, susidūrimas su sunkia patirtim, tuos visus sudrebina vaidmenys, ne? Aš nežinau, ten netekau rankos, aš negalėsiu būti jau tuo gydytoju, negalėsiu jau būti tuo santechniku. Mano visas pasaulis persiverčia. Ir kiekvienas šitas lygmuo yra tarpusavy susijęs. Dvasingumas, ne? Mano tikėjimas, mano nesvarbu tikėjimas Dievu, likimu, savim, bet kuo. Kūnas su čia kitose terapijos srityse galbūt kūnas yra paliekamas šiek tiek nuošaliau, mažiau jį yra kreipiama dėmesio. Geštalto psichoterapijoje kūnas ir stebėjimas kūno, tiek kūno kalbos, tiek mokymas žmogaus pajusti savo kūno potyrius, įsiklausyti juos, užima labai didelę vietą. Labą dieną, užeikite šis. Ir ką turbūt svarbu paminėti, susiduriant su liga, tas kūniškas pergyvenimas ligos be abejo tampa vienu iš esminių dalykų, nes kur pasijaučia pokytis, tai yra kūnas, ne, atsiranda nauji išgyvenimai, atsiranda pyktis ant savo kūno, atsiranda gedėjimas kažkokios netekties, netekties, kad aš nebe taip jau galiu manipuliuoti savo kūnu, nebe tą jau galiu padaryti, ką anksčiau galėjau. Netenku kažkokių galimybių, atsiranda nauji išgyvenimai, atsiranda skausmas. Ir lygiai taip pat pasitelkiant kūną galima reguliuoti visą tiek ir patyrimą to jausmo kažkokio, tiek savo psichologinę būseną, tiek tvarkant kvėpavimą, tiek atpalaiduoti kūną mokantis. Tai geštalto terapija yra apima visus šitos, kuriuos matot 5 lygmenis. Jeigu ten, tarkime, kognityvinė, labiau orientuotųsi į mąstymą, kažkokias schemas, į jausmus šiek tiek dar paima, socialinius vaidmenis, tai dvasingumas ir kūnas yra paliekami. Kitos terapijos apima kitus dalykus labiau, o geštaltas tai jis labiau apjungia visą tą tokią visą žmogaus dalis, gal galima taip pasakyti.
apie darbą čia ir dabar, tai geštalto terapija irgi galbūt akcentuoja ne tiek darbo ten praeitį, ne tiek gilinimas į ten santykius su šeima ar dar kažkuo. Ir mažiau akcento yra į ateitį, mažiau planavimo. Tas be abejo vyksta, tiek ir apie šeimą kalbama, ir apie kažkokius tikslus žmogaus. Tačiau iš esmės vyksta apie tai pokalbis, kas yra tarp mūsų. Mes esam dviese, esam čia, esam dabar ir tik tą momentą turim. Mes nežinom, kas bus ateityje, o ko praeitį jau nebepakeisim. Ir galim daryti įtaką tam, kas vyksta tarp mūsų čia ir dabar. Tai šitas turbūt yra irgi svarbu, galvojant apie paliatyvius ligonius, kad ateitis jo jau yra įvykusio, ta praeitis jau yra įvykusio, ateitis nėra dar aiškiai ir gali būti, kad ji irgi bus labai trumpa. Ar ne, kad gali būti nedaug tos ateities ir kad iš esmės, ką turi žmogus, tai turi dabartinį momentą. Iš čia iškyla ir turbūt tas egzistenciniai klausimai, ne, kurie egzistencinė psichoterapija daug ten gilinasi. Tai geštalto psichoterapija irgi tas yra apimamas tiek mirties baimė, tiek vienišumas, tiek tas pats įmestumas į pasaulį, su kuo žmogus patirdamas ligą, patirdamas tą gedėjimą dėl savo netekties sveikatos, su jais labai aiškiai susiduria. Ir čia irgi kažkaip tokią prisimenu citatą, kad nesvarbu, kas atsitinka su manim, svarbu, kaip aš su tuo susitvarkau, ką darau su tuo, kas atsitinka. Tai čia labai tinka geštalto terapijai, man atrodo, kad tai, kas nutinka mums, tai ir nutinka, bet ką mes dar galim padaryti, tai kažkaip išgyventi tai, kas su mums vyksta. Kažkaip tos dalykus priimti, ne, kur kalbėjau apie tą asimiliaciją, integraciją į save, kažkokių patirčių. Tai čia yra turbūt ir iš dalies ir gydytojų, ir slaugytojų, ir ligonio artimųjų, ir psichologų, ir visų, kas aplinkui jį supa uždavinys kažkaip padėti žmogui su tuo tvarkyti. Apie artimuosius kalbant, tai tiek žmogus, kai serga, tiek jeigu jis jau numiršta, visada šalia nelieka kažkokie kiti žmonės. Ir vieno žmogaus mirtis paveikia dar mažiausiai, ten yra net paskaičiavimai apie 10 žmonių gyvenimus. Ir daug lieka dalykų neužbaigtų. Neužbaigtas santykis, nepasakyti dalykai, nepasakyta, kad dėl kažko buvau ant tave supykęs, nepasakyta, kad sunku man buvo tavim rūpintis, kad aš kentėjau irgi, nes man reikėjo tiek daug pastangų įdėti, nes tas nepriimtina, nesakyti dažnai, tačiau pyktis lieka. Lieka neatsisveikinimas, nepasakyta, kad mylėjau, kad kažko iš tavęs dar norėjau, kažką dar noriu tau pasakyti. Ir šitie jausmai sunkus, jie ir lieka žmogui, jeigu jis jų kažkaip neišleidžia. Kartais žmogus net bijo to pačio, ne pykčio ant savo artimojo, kuris serga. Bijo pripažinti, kad ir jam sunku, nes lygtais turėtų būti čia viskas paprasta. Rūpintis, ar ne? Lygtai tokia pareiga, tačiau ta pareiga irgi yra sunki ir įtampa našta kartais. Ir įvairūs tokie neužbaigtumai, jie ir lieka savotiškai tokie įšalo žemė pas žmogų. Ir toliau gyvenant gyvenimą, jie vis išlenda ir vis trukdo. Primena apie save kitose situacijose, panašiose situacijose susišaukia ir kartais aplinkiniams net pradeda atrodyti, kad čia visai iš niekur nieko, o taip žmogus sureagavo. Kilo kažkoks pyktis, kilo kažkoks veiksmas. Kitas dalykas - emocijų ventiliacija ir kas su tuo vyksta, ne, kad žmogui yra pagalba išsisakyti ir kartais kalbėti būna itin sunku. Ir tuomet žmogus tiesiog negali. Jam tuomet yra per sunku kalbėti, per nelyg skaudu, tačiau kai negalima kalbėti, galima veikti.
Tai čia į pagalbą ateina daugybė metodų, tiek piešimas, tiek psichodrama, monodrama, vaidinimai situacijų. Turbūt, gal apie geštaltą, ką dažniausiai žmonės būna girdėti, apie tą tuščią kėdę, ne, ir kalbėjimą su kėde, kuris kartais atrodo ir juokingas, bet tas irgi tas padeda, ne. Kai yra galimybė pasakyti žmogui, kurio čia ir nėra, kažkokius dalykus, kai galima iš, tarkim, grupės žmonių paimti ir suvaidinti, pergyventi iš naujo kažkokią situaciją, kuri jau yra pereita ir tos pačios emocijos iš esmės atgimsta, jos iš naujo pergyvenamos ir žmogus gali kažkokią neįveiktą situaciją ją įveikti, patirti kažkokią savo galimybės, atrasti, kaip jis galėtų prie to prisitaikyti ir taip savotiškai užbaigti tą situaciją. Be abejo, kas yra svarbu, tai tiesioginė ta parama gedinti. Turbūt esate ir girdėję apie